Su jumis šį vakar humoro klubas, ar jums patinka taip pat kaip mums? Jo, nes mums irgi panašiai patinka. Labas vakaras dar kartą, mano vardas yra Paulius, mano pavardė yra Ambrazevičius ir aš šiandieną, nepykit, bet pokštus pasakos iš lapuko. Aš visada taip darau, nes, žinot, mano protas yra labai sudėtingas dalykas, aš galiu atsiminti gal 5 žmonių telefono numerių 2 paskutinius skaitmenis, bet aš neatsimenu, kuris pokštas apie video čiulpimą eina po kurio. Man iš tikrųjų labai smagu yra šį vakarą, nes man pasirodymas yra kaip seksas, suprantat, nes ir po to aš vėl verkiu, kad nieko neišėjo. Ir kiti sako, nu blemba, žinok, nu gal nebuvo tai blogai, gal kitą kartą išeis. Neišeina. Nu, bet svarbu sumoka. Nes aš kaip, žinot, aš kaip Lietuvos kanoininkai prieš vasaros olimpiadą, man svarbu nedalyvauti, svarbu gauti finansavimą. Mes su Justinu ir su Mantu rytoj skrendam į Dubliną, darysim pasirodymą vietiniams lietuviams, jeigu ką nors pažįstat, perduokit, bus juokinga. Bet mes turėjom... Kam priešakiai draugai tokie, ne? Jo, ir mes turėjom pavasarį tokį turą per UK. Mes pradėjom nuo Škotijos, pradėjom nuo Edinburgo ir važiavom žemyn. Ir aš pagalvojau, kokio žinomumo esu tarp žmonių ir supratau, kad gal nelabai. Nes aš įsivaizdavau, kas būtų, jeigu mūsų automobilis, kurio važiuojam, patirtų avariją, nukristų nuo skardžio, užsimuštų visi, ir kaip prašytų. Žuvo Jungtinės karalystės pilietis Maikas Viljamsas, vairuotojas, taip pat 2 komikai Justinas Jankevičius ir Mantas Katleris. 4 kūnas net pažintas. Net pažinom, turtingas bus. Ir mes pradėjom nuo Edinburgo, važiuojam ir žemyn nuo šiaurės į pietus ir iš dešinės pusės kalnai, iš kairės pusės šiaurės jūra ir jaučiam, kad toks vėjas ir taip pajutom, kad mūsų automobilį neša į šoną. Pasižiūrim pro langą, blema, iš tikrųjų neša Lenkai. Turbūt ant dalių norėjau parduoti. Jo, bet užteks apie mane, ką aš nuveikiau šią vasarą. Šią vasarą buvo ir įdomesnių dalykų, pavyzdžiui, žinot, kad Kazimiera Prunskienė pateko į komą po insulto. Turbūt dėl to jos partija ir nelaimėjo nieko gero rinkimuose, arba dėl to, kad ten vieni debilai. Čia daugybė priežasčių. Bet buvo įdomiausia apie tai, kad kai Kazimiera Prunskienė pabudo iš komos, beveik visi laikraščiai pasigavo iš kažkur žvinę, turbūt paskelbė kažkas iš Prunskienės aplinkos, kad Kazimiera Prunskienė pabudus iš komos prakalbo portugališkai. Ir man įdomu, ką jinai galėjo kalbėti. Tipo, pirmi žodžiai, nosa, assim você mata. Būtų pabudus dabar, tai turbūt būtų, žinoma, opa Gangnam Style. Jo, žinot, kokiais 2002 metais, kai atsirado mobilūs telefonai, kažkodėl žmonės pradėjo kaupti visokius šmaikščius, romantiškus ir panašius SMS-us. Aš turėjau pats visą sąrašą. Ir atsimena, ten buvo toksai vienas SMS-as. Tavo tėvas turbūt vagis, nes jis pavogė žvaigždės iš dangaus ir įdėjo tau į akis. Tai aš visai neseniai pabandžiau būti romantiškas. Savo merginai irgi kažką tokio parašyti romantiško. Parašiau, tavo tėvas turbūt vagis, nes kai buvo atvaręs, man 200 litų dingo. Žinot, kartais merginos tokios, tikrai, neaštriausi peiliai stalčiui, kaip aš jas vadinu. Tokios, kur, kaip iPhone'o gal 3 atitinka intelektą ir išsilavinimą, bet jau 4 jau biškai per sunku jom. Kas čia gali sakyti, Antras iPhone'as.
Žodžiu, tokias merginos jos sugalvoja, kad kažkodėl Facebook'e yra normalu, kad jos dėtų savo parašytus eilėraščius 3 klasėje per fakultatyvą lietuvių kalbos. Ir jos, žinot, aš skaitau savo Facebook'o draugiuostę, jūs feedą, ir ten toks eilėraštis, Sandra rašo Vanagaitė. Nuo juodo asfalto pakilo balta snaigė ir ištirpo man ant veido. Ir aš sakau, Vilma, Sandros draugė, sakau, Vilma, kodėl Sandra tokia kažkokia nesąmonė užsirašė? Kažkokia juodas asfaltas, balta snaigė, ištirpsta ant veido. Nekreip dėmesio, pirmą kartą juodočiai pačiupė. Tęsiant apie mano nuotykius šią vasarą, mano vienas draugas atsikraustė į Vilnių iš Šiaulių ir jis apsigyveno 16 aukšte. Ir aš pirmą kartą išbandžiau, ką reiškia šlapintis iš 16 aukšto balkono. Tai yra žiauriai geras jausmas, žiauriai daug adrenalino, žiauriai visiems patariu. Tik tai aš padariau gal vieną klaidą, kad aš variau į vidų. Ponas ir ponai, Vaidotas Šiožinis! Labą vakarą visiems. Aš čia noriu truputėlį patikslinti Paulius, kai sakė, kad jis į vidų, tai jis į savo kelnių vidų prisimyžo tenais. Jo, kaip jaučiatės šį vakarą? Aš nekaip, nes eilinį kartą pasiklydau, kai man čia reikėjo atvažiuoti. Bet čia mane suprasti, maždaug kaip būna tas momentas, kai tu jauti, kad pana su gražia šikna seka tave iš priekio. Tai va, aš nusekiau biškį truputėlį į tą rajoną, bet nieko, Vilniečiai draugiški žmonės, tai susitarėm, kad į galvą nespardytų. Viskas normaliai. Kai buvom Panevėžy čia prieš kelias savaitės, aš supratau, kad patys taupiausi žmonės gyvena Panevėžy, nes maždaug per mūsų pasirodymą dingo elektra ir tenais kažkas žaidė biliardą, kažkas tokio buvo ir jiem išsijungė šviesa. Ir pirmas dalykas, ką aš išgirstu, maždaug mėtis aš čia pitaką. Davais telefonų pašvies. Aš dabar oranžinį mūsų švies. Ne tą švietą, daug pats šviesiu. Dar Panevėžy buvo toks nutikimas, kai jam su Gatleriu pirk gert. Maždaug į načnyką tą vadinamą, naktinę alkoholio parduotuvę. Nuvažiavom ir kas man iškart įtartina pasirodė, kad buvo iškaba. Ratų balansavimas 24/7. Kai įėjom ten, nusileidom į rūsį ir už grotų sėdi tokia boba su ūsais, su tatuiruotėm. Sakau, man tai tu gal pašnekėk, vis tiek tu čia vietinis esi. Jis taip prieina labą vakarą. Mes norėtume 0,5 žalių 9. Taip pažiūrėjai mus, čia jūs išsipisnėjate iš manęs, ar ką? Pirma, mes alkoholio po 10 nepardavinėjom. Antra, yra tik 0,7, 28 litai. Atvažiavęs į Vilnių ir išlipęs stotyje iškart išgirdau tokį keistą temimo garsą. Maždaug kaip būna per kiekvieną tūsą. Sandra, tau viskas gerai? Buvo kažkas tokio, bet aš tik po to supratau, kad tai visai nebemimo garsas buvo, pirmą kartą lenkų kalbą išgirdau aš. Atvažiavęs į Vilnių kultūros sostinę, pamėginau būti džentelmenu, bet supratau, kad šiais laikais jokios panelės nebemėgsta džentelmenų. Aš maždaug panelį atidariau duris ir jin supyko ant manęs dėl to. Gal ir mano klaida buvo, nes aš ją atidariau duris į bernų tulipą. Kažkiek feministė pasitaikė. Žmonės šneka, kad iš teliko nieko negalima šiais laikais išmokti, bet aš su jais nesutinku. Pavyzdžiui, Radžis mane išmokė, kad ir čigonai moka iš tavęs pizdavotis. Arba visos tos įklotų ir tamponų reklamos. Pavyzdžiui, jos mane išmokė, kad mergos myža mėlynų skysčių. Ir iš vis, panos, kuri iš jūsų, kai buvo mėnesinės, elgėtės kaip tos reklamos, ten Ramūnių laukuose, špagatus darė.
Nes, pavyzdžiui, kai mano panai buvo mėnesinės, tai man jin pisą išbliūda per galvą aš. Supratau, kad panas nemoka kabinti bičių, nes, pavyzdžiui, kai manęs mėgina kabinti, jų tokia topinė frazė būna: o, koks ta aukštas, tu gal krepšininkas? Nesueina niekatas, nes, pavyzdžiui, aš pagalvojau, jeigu aš taip mėginčiau panelės kabinti: o, labas, kokia tu žema, tu gal trolis? Ir iš viso yra labai sunku pykti su panelėm, nes aš, pavyzdžiui, niekad nelaimiu ginčų. Neseniai su savo mergina susipykau barake ir viskas priėjo iki to, kad jin man sako: Vaidai, jeigu tu toliau taip mane versi jaustis, aš pasiimsiu ir iššoksiu pro langą. Aš sakau, nusiramink, viskas gerai, greit nubėgau į apačią pas bendrabučio administratorių, sakau: padėk man, mes susipykom su panele, noriu iššokti pro langą, man reikia tavo pagalbos. Ne, niekam negaliu padėti, fūlę rodo žnyčių. Ne, sakau, tu nesupranti, noriu nusižudyti iššokti pro langą. Ne mano problemos. Aš sakau, tavo problemas. Langas taip let neatsidaro. Supratau, kad žinai, kad įstojai į gerą universitetą, kai matai, kai eina dvi panelės universitete ir šnekas maždaug: jas, pagaliau aš išlaikiau tą testą, pagaliau aš nenieščiau. Ir šiaip įstojau į studijas anglų kalba, ta prasme visos paskaitos yra angliškai ir dėstytojai kažkodėl visi mano kažkokie lenkai, rusai yra. Ir aš kaip šiandien atsimenu pirmą paskaitą savo, maždaug atėjom: okay, students, here you see a diagram. Kročna, čia yra diagrama. Ir aš studijuoju VGTU ir maždaug, jeigu reiktų išrinkti gražiausią paną iš mano kurso, tai būčiau aš. Dar barake panas prisigalvoja bajerių, kurios tik joms pačioms yra jokingi tie bajeriai. Pavyzdžiui, aš kiekvieną kartą, kai pasitaisau kokią nors maisto skanesnio, mano kaimynės atbėga, jie apspjaudat: nebevalgysi. Nejokinga, ble. Tai aš šiandien prieš išvažiuodamas iš barako tokį vyrišką žinutę jom palikau. Tai Sandra, jeigu matysi, skanios tavo vakarienės. Gerai, ką nors lengvesnė truputėlį. Pastebėjau, kad merginos ir vaikinai labai skirtingai reaguoja, kai iš šių kompanijos dingsta koks nors vienas narys. Pavyzdžiui, jeigu iš panelių kompanijos dingstant ta pati Sandra, bent jau 2 minutėm, tai iškart bus 3 draugas prišoks: matei, kur Sandra? Na, nežinau, į tualetą išėjo, tai tai jau 2 minutės negrįžti, gal jai vidurius paleido, gal reiktų, gal ko nors. Ir jeigu ta pati situacija būtų bičių kompanijų, maždaug: matei, Andrių, jau valandą nemačiau. Ką žinau, kuo tu rūpinės, tu gal pydars? Aš visą laiką susimaunu, kai reikia šnekėti su merginom, jau tai paskutiniai stadijai, maždaug metras iki įvarčio lieka. Ir visą laiką situacija būna tokia pati. Maždaug aš sakau: o, tu buvai tokia bloga mergaitė. Tuoj aš tave nubausiu. Prasileisi vienai galvą. Ir nežinau kaip jūs, bet mane žiauriai užnisa, kai nueini į parduotuvę ir vis laik tau siūlo maišelį. Gal norėtumėt maišelio? Dabar yra po 9:58, aš alaus norėčiau, ne maišelio. Ir suradau būdą, kaip padaryti, kad niekada jums nebesiūlytų maišelio. Tai tiesiog padarykit, kaip aš padariau. Kai kitą kartą pasakys, gal norėtumėt maišelio, tiesiog pažiūrėkit taip į pardavėją. Buvau, į tave pažiūrėjęs, tikrai reiks maišelio.
Žiūrėjot kas nors olimpinės? Paplokit, kad žiūrėjot. Rūta Meilutytė jau tikriausiai pusė mūsų pamiršoje, bet... Ta prasme, kai mes draugai žiūrėjom tas olimpinės varžybas ir kiek ten 100 metrų krūtinė nuplaukė per minutę su trupučiu, aš sakau, aš irgi čia galėčiau, čia nėra ką tą 100 metrų nuplaukti. Tai mes su draugais nuvarėm baseiną ir aš pamėginau savo rekordą pamušti 100 metrų plaukimo krūtinė. Ir mano rekordas buvo 40 metrų. Neseniai supratau, kad nemėgstu striptizo klubų. Ir aišku, visi galvojat, nes tavęs ten neįleidžia. Ne dėl to. Ta prasme, mano nuomonė apie striptizo klubus yra tokia. Jeigu aš mokėsiu panai, kad jin trintų savo papus man į veidą ir sakytų, koks aš esu gražus, tai aš geriau apsikirpsiu prie to pačiu. Dar ir pigiau gausiu. Atsimenu, kai motinai pasakiau, kad tapsiu komiku ir jos neįkainomas atsakymas buvo, sakau, mama, tapsiu komiku. Tu tiesiog užlipsi ant scenos ir visi iš tavęs juoksis. Kai šitą praleidžiam. Ir dabar, kai jin žino, kad aš studijuoju anglų kalbą, mėgina bet kur pritaikyti kuo daugiau angliškų žodžių, kuriuos jin žino. Ir jin vis laik pritaiko ne toj vietoj, kurioje reikia, nes praeitą savaitgalį grįžau iš Šiaulius ir mama ten padarė vakarienę. Ir sako, va, vaidukai, žiūrėk, vakarienė, rankų darbo, viskas handjobas. Ir nežinau, gal paliksiu jūs su savo tikriausiai truputėlių išminties tokios. Yra sakoma, jeigu gyveni barake triviečiam kambarį, vienas iš kambariokų vis laik turi būti duchas. Man jie buvo maladėts. Ačiū jums. Čia yra geriausias įrodymas komikų, kai tau nulipant ploja labiau negu užlipant. Ir Vaidutis tą pasiekė. Sveikinimai jam. Jis dabar tikisi spėti ant paskutinio trūliko į baraką. Jo, jisai pasakojo, kaip bandė atidaryti duris ir ten vyrų tūliką. Aš irgi bandžiau, kai atvažiavau į Vilnių studijuoti 2004 metais atidaryti duris merginai. Bet jinai šaukė gelbėkit, prievartauja. Labai stipriai užsidaręs buvo. Mes su humoro klubu labai nemažai keliaujam. Ir visokių įdomiausių situacijų nutinka mums, pavyzdžiui, mes nuvažiuojam daryti į Plungę pasirodymą. Ir aš stoviu čia ant scenos, per 2 metrus striptizo stulpas. Bent tiek gerai, kad Mantas šoko ant jo. Nebuvo taip liūdna vienu metu. Mes nuvažiuojam į Šiaulius, jau ten po pasirodymo, kalbam su merginom vadinamosiam vietiniam. Ir vienas sako, klausyk, Pauliau, tai čia jūs gal rytoj ryte važiuojate į Vilnių? Sakau, gal. Tai žiūrėk, man pirmą rytoj lietuvių, bet antrą langas. Gal gali man anglų padėti paruošti? Aišku, padėjau, negi aš koks hamas. Jo, tose pačiuose Šiauliuose buvo, kad aš pasakiau kažkokį bairį apie Vitaliją Katunskytę. Ir prie manęs po šito užlipimo prieina Dominikas ir sako, klausyk, Pauliau, žinok, čia buvo Vitalijos Katunskytės dukra šitame pasirodyme. Ok, aš norėjau kažkaip atsiprašyti jos, bet jos nebebuvo. Nu tai kur susitikom po to? Aišku, 4 ryto kebabiniai. Bet greit susitarėm, nes 2 dideli su bulvytėm. Nėra tokios Katunskytės, kurios nenuramintų. Buvom Kaune, valgom sriubą ir atnešam mes 4, valgom 4 sriubas, atneša prie 3 sriubų
bulvės nuluptas ir prie vienos nenulupta. Sakoma, kodėl čia prie vienos nenulupta? Žinokit, nebuvo laikučio. Nėra laikučio, neapmokėsim ir sąskaitėlės. Bet apmokėjom. Aš jau esu tokio amžiaus, kai mano kursiokai, mano klasiokai, mano draugai nuo vaikystės susilaukė vaikų ir ne po vieną. Kai šitą pasakojau plungė, tai visi galvoja, kad man 14. Ir kažkodėl kai jie kur nors atsiveda tuos vaikus, arba aš ateinu pas juos į svečius, jie nori siūlyti man palaikyti juos ant rankų. Aš nenoriu. Aš bijau, bet sugalvoju Atmazą. Atmazas yra toks. Aš sakau, klausyk, aš negaliu paimti jo į rankas, nes mano kvapo prisigers, paskui motina nebepriims. Bet jeigu neišeina, tai aš paimu ant rankų ir bandau maitinti, suvalgau, ką nors ir atveriu gal. Paprastai po pirmo karto nebesiūlo. Žinot, pavyzdžiui, kai Kaune buvo prieš kažkiek laiko labai populiarus klausimas, kiek tavyje drąsiaus? Aš sugalvojau, kad į klausimą, kiek tavyje drąsiaus, kokiais 2006 metais Laimutė Stankūnaitė galėjo atsakyti centimetrų tikslumu. Aš tikrai nuoširdžiai galvoju, kad į mūsų pasirodymus eina tie, kurie už darbo partiją balsuoja nedrąsos kelią. Bet nieko, aš visai neseniai sužinau, kad mano senelis, man dabar yra 26 ir aš sužinau prieš pusmetį, kad mano senelis buvo sausio 13 prie bokšto. Ta sausio 13 prie bokšto. Ir mane kažkiek sukrėtė, nes šitiek laiko man nieko nebuvo apie tai pasakojama ir net aš mačiau filmuotą medžiagą. Tipo, ten kiti žmonės šoka po tankais, ten kareiviai jos daužo, panašiai. Mano seneliai pochai, jis tai tankė. Gerai, ponas ir ponai, jūs šį vakarą esat nuostabus ir taip pat nuostabiai pasitikit kitą žmogų. Aš apie jį galiu pasakyti tik tiek, kad jisai prie mano akių šią vasarą, Liepos mėnesį, jis numetė žiauriai daug svorio. Jam iš rankų iškrito didelis kebabas su bulvyte. Tai yra Mantas Katlerė! Gerą vakarą. Šitą aš žiūriu, čia į humoro klubo tuos bajeristus ir atrodo, kad gerčiau su protiškai atsilikusią komandą. Ta prasme, kiekvienas iš jų turi savo kažkokių slaptų talentų, pavyzdžiui, Raibys, toks vestuvių muzikantas kažkoks. Su Raibiu gerti yra tas pats, kas dalyvauti vestuvėse, kurių biudžetas yra 50 litrų. Jisai žino 300 žaidimų, bet visi baigės, kad turi išgerti 50 arba išeit. Paulius yra iš tokių žmonių, kuris turbūt visi turi tokį draugą, kur geria, tarkim, penktadienį ar ten šeštadienį sodybai, kur nors ir 4 ryto jau pradeda pachmielnas įsispirt ir pradedat galvoti, ką veikti rytoj. Ir tipo, jūs dar girti, bet pradedat kurti planus kitai dienai, nors iš tikrųjų žinot, kad jūs nieko neveiksit, gulėsit iki 6 vakaro, bet davai slidinėt, varom rytoj. Varom, aišku, kažkaip iki Druskininkų 300 kilo. Davai, varom. Ir Paulius yra vienintelis tas žmogus, kuris tiki, ką mes veiksim. Tai visada geračiai reikia mėgoti 5 rytą, Paulius 8 rytą visus žadina, užsinuomė slidininko maskę, slides, kostiumą ir klajumas jam, Pauliau, ne šiandien, ne. Šiaip aš mėgstu iš jų pasijuokti, bet jie yra visi žiauriai talentingi žmonės. Aš vienintelis neturiu jokio talento. Pavyzdžiui, Raibys moka groti, Paulius žiauriai protingas, ten Justinas balsus parodijuoja. Nu, aš nieko visiškai nesugebu. Net aš įsivaizduoju, jeigu aš skrišiu su erdvėlaiviu, žinot, kaip per komiksus ten būna, ar per filmus tos fantastinius, jeigu mes visi išskristumėm su erdvėlaiviu į kosmosą ir mus apšvitintų, ir mes gautumėm super galių, tai Paulius galėtų mintis skaityti, Jankevičius galėtų pasiversti ką nors. Man super galia būtų, aš galėčiau kraują savo iš nosies paleisti. Arba kad išbertų mane.
išsukti nuo kontrolinio, nuo konio gal ir zaibys, bet šiaip man nereiktų patikti, aš tikrai nenorėčiau būti superherojus ir jūs tikrai nenorėtumėt būti, kad aš būčiau Vilniaus superherojus. Nes pagrindinis dalykas, ką superherojus turi daryti, tai slėpti, kad jis turi supergalių, jis negali niekam išduoti. Jeigu aš būčiau superherojus, tai jau po 2 dienų pamatytumėt fotkių, kaip aš prie sienos prilypęs. Lipu per sieną arba prie... Man fotoalbumas prie Betmobilio. Ten 8 fotkės. Po 2 dienų negyvus būčiau. Šiaip humoro klubo pasirodymai yra man pats geriausias dalykas gyvenime. Nieko man daugiau gero nenutinka, bet ir net per pačius tos pasirodymus ar po jų tokių nemalonių situacijų yra daug, kaip pavyzdžiui ateina fotkinti su manim žmonės ten mažesnėse miestelėse ir pastoviai, aišku, kokia pana ateina ir atsiveda savo bachūrą. Ir jūs neįsivaizduojat, kokia įtampa tarp mūsų 3 susidaro. Aš visada stengiuosi malonus būti, sakau, ai tai mes visi 3 nusifotkinsim. Ne, tu man nepatinki. Tik man panui kažkodėl patinka, ar už tai nesifotkinsim. Ir jas niekad neišmoka savo bachūrą, kaip reikia fotkinti su iPhone. Nes tokia žiauriai nemaloni situacija, aš stoviu ją apsikabinęs pusę valandos. Ir jinai irgi pasimetus. Audriau fotkinti. Spausta juoda. Juodas ten vienas mygtukas spausta. Nedaryk gėdos prie žmogaus spaus mygtuką. Ir tas bernas visada toks debilas pasitaiko. Man atrodo, aš visą laik filmavau. Arba, kai ateina prie manęs pripysę bachūrai ir bando man aiškinti, ką aš blogai darau, kokie man bairiai nejuokingi, ką aš turėčiau vėliau panaudoti. Nu kaip man jau žinot, kodėl pavyzdžiui visiems atrodo, kad humoristas yra ta profesija, prie kurios profesijos žmonių gali prieiti ir pradėti savo nuomonės. Kodėl pavyzdžiui niekad nepamatysi, kaip Girtas Marozas sėdi bare ir poetui aiškina kažką. Kodėl niekad nepamatysi, tarkim, Marozo, čitutas, ne? Vincas Mykolaitis kurva būtų. Ne, ten gerai stovim, žinot. Man dar dabar aš neturiu namie, ką veik, žinau, YouTube užsidat tavo eilėraštį, žinau, reikia ašarų. Bet man tas tavo geriausias su margais sakalais vis tiek, nu, žiūrėk, aš tau biškį turiu tokių, galės panaudoti kitam eilėraštį, žinai, tipo pas draugelį mėgojau prie katedros ir mane varpas pažadino. Kažką surimuok biškį, žinai. Arba kai prieinu prie manęs kaip plungi, koks nors visiškas ten 3 dantis išperėsi, karoči. Žiūrėk, dabar, tu maladėt, esi, karoči, tu plungi gali drąsiai vaikščioti, tik pasakyk, kad rimgę pažįsti ir tu nieks ne. Ir jam po abiem akim mėlynės, jam aiškiai nepadeda, kad jis rimgę pažįsti. Ir po vieną iš mūsų pasirodymų Klaipėdai, mum klubas davė apsauginį prie mūsų staliukų ir galvoju, pagaliau nieks nebeis, bus ramu. Aišku, apsauginis bajeristas pasitaikė. Mes sėdim geriam, gal 3 minutės praėjus man į petį su 90 kg alkūnė. Karoči, pys madrugėlis, merga per šikną. Jis taip ledus pralaužė, tai įsivaizduokit, kas po to sėkė. Aš nesuprantu, kodėl visas panas įsivaizduoja, kad bernai turi suprast apie mašinas viską. Kodėl panom atrodo, kad jeigu jau bernas, jis turi nuo gimimo žinot viską apie mašiną. Susiradau paną per Facebooką, kad pavežtų į Panevėžį, net visai jūs. Važiavom į Panevėžį ir buvo 4 panos ir aš vienas. O aš net neįsivaizduoju net mašinas užvesti, nesugebėčiau. Ir aišku, užkalė variklį ar kas ten, koks ten mokslinis terminas ir sustojom autostradai. Sako, nu man tai tu vienintelis bernas, pasižiūrėk, kas čia chujovai. Tu iš
vis, žinai, kur akumuliatorius yra. Arba mane ta bendradarbė pasiema mašinas, tarkim, pirkti, ar į servisą varyti, kad jos meistrai neapipist. Važiavam į mašinas pirkti, atsivežė mane, kad aš ten pasakyčiau, ar gerą kainą. Pavaikščiau pusę valandos aplink mašiną. Nu, žinai, Diana, juodą mašiną, vat kas su juodom mašinam, kad vasarą prikaistų labai karšta pasėdėti, bet šiaip daugumos nuomonė juodas mašinas geriausias, nes prezidentas su juodu mašina važinėja. Kiek tu nori šitą mašiną? 4. Aš net nežinau, ar eurų, ar 1000, ar 100. Ai, kaip už juodą 4 neblogai. Šitą laikyk. Gerai, olimpinės jaučiu visi žiūrėt, aš neprašysiu plot. Primins, kad visi žiūrėt. Man olimpinės patinka, nes įrenka daug atletų iš visokių šalių, bet vienintelis užkinsantis dalykas, kad visokie Afganistanai gauna 3 sportininkus, tarkim. Jie iš vis nepraeina jokių normatyvų, bet tipo, ai tu arčiausiai stadiono gyveni, davai, varyk. Prabėg ten nieks iš tavęs nesitik, tiesiog, va. Ir tas numuša olimpinių žaidynių dvasį, nes tarkim stovi kokie 400 metrų vyksta, ne, ten pusfinalis, visi atsikačelinė, ten aprangos, ten ištūtas. Nežinau, kas ten remė. Ir stovi aš tam tą kelį pastovi, koks nors Afganistano bėgikas, karočią, kamufležinės kelnes, nelaukyti maikė, čipsus iš pakelį. Čipsų nematys gyvenime. Arba Nigerija, Tunisas, Kašė, matėt kas nors? Po 2 kelių buvo gal 21-16. Tas pats, kas žiūrėčiau 6C prieš 5A žaisti. Rimtai, net man taip gaila buvo tų operatorių, kurie po 2 kelių turėjo sudėlioti 15 minučių medžiagą, ką rodyti per pertrauką. Tai jie net tiek metimų nebuvo įmetę, tai pradėjo rodyti pavojingiausius epizodus. Arčiausiai taškų buvo. Man patinka Virgilijus Alekna žiauriai, nes jis ant kiek zaibys yra. Jis niekad neparodo savo tikrų emocijų, kad ir kas bebūtų, jis niekad neatskleis, kaip jūs pastebėt, kai kas nors ima iš šio interviu, kai žurnalistas ima iš šio interviu, žurnalistas 5 kartus labiau jaudinęs negu Alekna. Virgilijau, sakykit, paskutinis karjeros startas, 4. vieta, ką galvojat, kokios mintis jūsų galvojat? Na, man galvoja dabar Janas Daina įstrigus. Šiaip nežinau, neblogai, 4. vieta, neblogai, numerį. Virgilijau, sakykit, kokie jūsų planai? Nu, kažkokį sumuštinuką susidėti, gal norėtų. Nevalgiau nuo ryto nieko. Mano šeima yra nesveika. Jo, aš taip tiesiog... Aš turiu gerą pavyzdį, kodėl mano šeima yra netokia kaip kitas. Žinot, kai jūs eidavo 16 metų į svečius pas kokį draugą, ten kompaktą pasiskolinti ir atidaro duris, ten visa šeima, močiutė, atvaris, broliukai su kojinėm slidinėja po parketą. Ten, man daug užeik čia, mes balandėlių 2 kibirais per daug išveriam sėdų. Išeini iš draugo po 3 parų be kompakto, bet pavalgydintus, pamiegojus. Pas mus tik tai duris kas nors paskambina, motin pradeda elgtis taip, lyg tai giltiniai duris skambina. Prasme, plauna indus. Ding, ding. Išjunk šviesą. Man tai pačiai gal jau nuvažiavo. Motinai perka rūbus iš mašinų turgaus ir kas keisčiausia, kad jis sumoka 5 litus už lakostę maikutę, tikrai gerą maikutę, bet jin gyrėsi visom draugiam, kad jin 5 litus mokėjo. Tai tam ir esmė, kad tu nesigir, kad tu pitaką mokėjai. Pastovi pas ją ateina draugų, Aušra, žiūrėk, va, lakostės maikutė iš mašinų turgaus, 5 litai, nu dar 4 litai kraują išvalyti, 3 litai turtinę žaizdą užsiūt, 12 litų, geriausia maikutė. Mūsų šeima yra per vieną žingsnį nuo tos šeimos, kur per fars rodo.
raudonais trumpais plaukais moteris. Kai jisai blaivus, tai normalus, bet tik čerkelą padarė, būtent praėjęs. Pastebėjot, kad visą laiką šeimos, tos šeimos jos visada vienodas. Kaip sakiau, moteris su raudonais trumpais plaukais, vyras visada su vienu kroksu sėdi. 3 spalvų treningus uždėtas, taurą paslėnę dagertą, fone groja baltą, žalį ir juodą, butkutės. Nesistebi, kad policijai pas jį po chatą vaikšto. Ta prasme, kiek tu kartų turi supyst savo žmoną, kad nekreiptum dėmesio, kad po tavo svetainę 3 policininkai su operatoriam vaikšto. Sėdičiulis ramas kanalus vinginėja. Ir visada epizodas baigėsi. Tai rašys pareiškimą, ne, aš jį myl. Aš jam nenoriu, kad jo problemų būtų. Švaro policininkai. Po 20 minučių vėl skambutis to pačiu adresu. Visada, kai jie atvaro antrą kartą, jų vyras jau padarys išvadas, jau antrą kroksą susiradęs. Činsovkė lyginant savo. Žino, kad namie nebeteks mėgot jau. tą vakarą. Radži savo laidą turi. Sveikim. Ieško žmonos. Tikiuosi, aš irgi kada nors turėsiu savo laidą, bet aš maistą ieškosiu turbūt. Ir šiaip jisai zaibys yra žmona. Aš apie daug bairės sugalvojęs. Bet jis man nieko nepadarė, tai sugalvojau, vis tiek mes su Radžiu esam šviesiausi Panevėžio žmonės. Sakau, reikia pasikviesti man į vakarienės, pažiūrėsiu, kas jis iš tikrųjų per žmogus ir jis tikrai fainas, nuoširdus žmogus buvo. Bet kas mane labai išknisa su juo vakarieniaujant, tai kai kas kart, kai eidavau į tuliką arba į virtuvę, aš turėdavau jam liet plot, kad žinočiau, kad jis nevagi nieko. Jo, ir jisai yra dabar mačiučių magnetas, bet jis buvo mačiučių magnetas dar prieš išgarsėdams. Jau nuo 6 klasės mes ėjom tą pačią mokyklą ir atnešiau visų 6-okų nuotrauką bendrą, parodžiau savo mačiutę ir mano mačiutę. O, matuk, tai vėl pats gražiausias, vėl tavo... O, kas čia batatai piščiau? Matukę numerį turi, suves, atsimeni kaip mačiutė, tai jums rūpinasi, dabar tu mačiutė pasirūpinasi. Aš noriu susidėti dantis ir atsikasti jo šiknos. Jo, mano mačiutė į pabaigą jau visiškai. Jin jau tokius dalykus šneka, jin jau pošilina su manim šnekėdavo, jin jau čia 16 metų. Pasakoja apie pirmus kartus su seneliu. Man įdomu būtų. Sako, man tuk tavo senelį žinau, koks parazitas buvo. Pagrėbė mane už rankas, nusivedė už malkinės, aš dar 28 metų nekaltų mergaitę buvau. Jis man paėmė 2 pirštus ir caks pasijonas kišo. Ir nežinau, kad aš nekaltų, galvo inkstą pradūrė. Jinai užmiega vidury sakinio, atsibunda ir jinai neatsibunda kaip normalus žmogus, jinai atsibunda lyg tai ką tik į jos kūną sielų grįžo. Sėdi. Žinok, pakilau va į šitą kampą mačiau visų žmonės. Nutrenkė mašiną, per perėjo viskas normaliai ir aš kartu su ją buvau, aš nejau, ir vieną pasileidau, aš žinau, švarę visą mašiną. Po 2 mėnesių teismas vyksta, pakvietė mane liūdint kaip liūdininką, kad tikrai per perėjo. Ir mano mačiutė yra iš tų mačiučių, kuri duoda kas kart, kai pamato, ką, 100 litų, kad atvažiavo aplankyti. Jo. Ir aš stoviu prieš teisėją, pasakoju, kaip viskas buvo ir jaučiu, man kažkas pinigus. Tai jam
matau. Au. Ir kaip ir visas močiutės yra ta medicina, liaudės medicinos žinovė. Žinot, kur bet kas tau atsitiks ant žino žalelio, kuri tave pagydys. Žino, kas laukia tavęs. Ir pridavom kažkokį slyvų kompotą 8/4. Atsigėriau, aišku, ir pradėjau taip bent. Net, grinai, 1-2 valandas net lavondėmėm išbėrė mane. Ir jinai pribėgo galvą klaus, matuk tave lavondėmėm bėrė, čia žinok negerą ženklą. A ne, nes aš galvau, čia turtus reiškia, arba padarai keis. Po vieno iš pasirodymų bučiavausi su mergina ir gan gerai sekėsi. Jo, ir aš galvojau, kad reikia iš citrinos pagrėbti. Ir jam pasirodo penis buvo. Tai dar nuėjom į kokius 3-4 pasimatymus, bet tos kaip rykštėlės nebuvo, žinot. Nes santykiai yra žiauriai sudėtingas dalykas. Aš nežinau, niekad nebuvau ilguose santykiuose ir mėgstu. Bet aš nesuprantu kaip, kodėl vat tokių porų, kurios skiriasi kiekvieną savaitę ir nesupranta, kad jie vėl susitaiks po 2 dienų. Ir žino tokias poras, kurios išsiskiria, kur bernai, tarkim, juos palieka pana ir jie iškart stum pradedant panos. Ir mes visi galvom, davai nestum, nes mes tai po 2 dienų vėl su ją matysim. Bet ne, vis tiek, eik, aš tau pasakysiu, žinok, tą Sandrą, ten ubagė ir... Karoči, jos tėvai, žinok, jie ten darbą neturėjant prie katedros išmaldas prašė. Ir po 3 valandų žinutė ateina. Šiai mantelė mes ten tą tūsą su Sandra teisim, ten tas apie tas išmaldas, nežinėkiek ten nieko. Jeigu būna tarp mūsų, žinai. Arba irgi eilinį kartą vėl išsiskiria su savo pana ir vėl prisimena tave kaip savo geriausią draugą, nors kol būna su jie, nieko tau nepaskambins, neparašys. Ir, žinok, mantelė, aš paliku Sandrą. Jį paliko. Aš paliku Sandrą, žinok, bibi dėš ir tų mergų, davai atvario, vyriškai pageriam, bahūri pageriam. Savo atvaryk, jo pagersim. Ir po valandos Sandra pasilgo, aš tai... Ar tu esi Vilniui dabar? Jo, Vilniui, negalim susitikti. Tai toli labai, bet jeigu mes į Mėnulį vienu metu žiūrėsim, atrodys, kad dar čia vas... Eik, tu nahui, Gerai, man laikas jau baigėsi, matau, tiesiog aš pats noriu nulipti nuo scenos, nes aš 20 minučių numausiu savo merginos apatinius, nes per visą vakarą žiauriai priveržė mane. Gerai, dėkui, jūs buvot nuostabūs. Ačiū. Ponas ir ponai, Mantas Katleris! Žinot, prieš šitą pasirodymą Mantas sakė, kad turi vieną nuoskaudą ir aš noriu, kad jūs padėtumėt man ją ištaisyti. Jis sakė, kad niekas nežinojo taisyklingai pavardės. Tai yra Katleris, ne? Kai aš garsiai pasakysiu jo vardą, jūs pasakykit garsiai jo pavardę. Ok? Mantas! Garsiau, Mantas! Ok, pakankamai garsiai. Dabar jau geriau Mantai. Mantas aprūvina. Gerai, dabar yra po 10:15, po 10:30 susitinkam čia ir bus dar bairių. Kaip jūs jaučiatės? Puikiai. Specifiškai. Čia yra vienišų merginų? Tai kas jums negerai, ubagės? Kaip sunku gali būti mergą susirasti. Berną, atsiprašau, susirasti. Mergą sunku. Berną lengva, net aš galėčiau. Jeigu norėčiau, žinoma, tai nereiškia, kad nenoriu. Ok, kas norėjau, suprato. Šiaip niekad nebuvau gyvenime mados ekspertas, bet pažiūrėkite į mane. Bet aš turiu vieną patarimą. Jeigu jūs apsimaunat sandalus, apie kojines aš net nekalbėsiu. Jeigu jūs apsimaunat sandalus, nesimaukit prie jų ilgų kelnių.
Nes jūs po pirmų trijų žingsnių jau vaikščiosit kaip krišnaitai. Ten, žinau, su tais visais jų Hare Krishna traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas. Tam jūs skanduotėm. Nes aš tai kaip Samsonas, tik tai mano jėga yra kojose, ne plaukuose. Man nupjauna kojas ir po... Nieko nebegaliu padaryti. Sugalvojau šiaip himną Afrikai. Pagal seną gabalą jis skamba AIDS, AIDS, baby. Žinot, koks blogiausias atsakymas į frazę, kai draugas tau sako, žinai, Pauliau, mano katė neščia. Nėra už ką. Aš jau kažkada pasakau, kad mane išmetė iš darbo reklamos agentūrai dėl to, kad aš visokių nesąmonį jiems prisiūliau. Bet paskutinė nesąmonė, už kurią mane išmetė iš kitos jau agentūros po to, tai atvažiavo pas mus klientas, Lietuvos aklųjų riedulio rinktinė, žinot, golbolo rinktinė. Pasirodo, mūsų aklųjų riedulio rinktinė yra labai nebloga. Ir jie sako, davai sugalvok mums kokį nors šūkį, su kurio pritrauktume kuo daugiau žiūrovų į mūsų mūsų rungtynės. Ir aš sugalvojau šūkį, nu okei, atėjau, nemačiau, nugalėjau. Kažkaip nepaėjo tada. Nieko, išeitinę gavau. Gerai, dabar noriu ant scenos pakviesti kitą bičią, labai gerą mano draugą. Labai neseniai, bet labai gerą draugą. Jis dirba barmenu ir jisai yra žiauriai geras barmenas, daro pačius geriausius pasaulyje kokteilius, bet jis turi vieną tą bėdą, žinot, jeigu jūs esat mergina ir prieinat prie jo ir sakot, labas vakaras, aš norėčiau 2 kokteilius orgazmas, tai jisai šį pratimą pasidarytų tik savo. Tai yra Dominikas Klajumas! Tai labas vakaras. Mano senelis nusipirko naują klausos aparatą, jis jį užsideda, sako, nu dabar pasakyk, ką nors. Na ir aš kaip šeimos šmaikštuolis sakau, kai aš atradau, kad moku žaisti šiek tiek balsais, man buvo tai tolygu tarsi vaikinui atrast masturbaciją, ne toks. Kai tu esi mažas berniukas, tu išeidavai iš dušo nuogas, ne? Ir čia būdavo tik tai toks, nu kaip daiktas. Nu, ta prasme, tu su viską su juo daužydavai. Mamos servizas. Ir galiausiai vieną kartą būna taip. Man visada būdavo mislė kaip merginos, tai atrandai. Nesvarbu, kitam kartui paliekam. Nes moteris jūs nepykit, ta prasme, vyram tikrai trūksta subtilumo, ne? Nes moteriam šitas dalykas yra, jos guli ten vonioj, rožių žiedlapiai, ten, man tas kalderis. Vyram čia tiesiog yra toks... O, aš ir galvoju. Ir tada bėgi į darbą. Ir tada su visais sveikinės, labas Antanai. Bet, nu, tu sveikinėsi su visais ir tau galiausiai ateina į galvą ta mintis, kad tas žmogus prieš 20 minučių irgi greičiausiai tai darė. Ir būna toks skrandžio virusų veidu. Tai aš dėl to visiems žaibus tik duodu. Jo. Kodėl vyram dar taip pat labai trūksta subtilumo, supratau vieną kartą, kai buvau vakarėlyje. Ir, nu, jau pabaiga vakarą, jau aišku, kas su kuo eis į viršų, kaip sakoma. Ir, žodžiu, sėdi vaikinas, tipo jau toksai. Ir jie atsirėmus mergina ir sako, jam jausi. Jis, davai! Jo. Paskutinį savo stand-upą daug pasakojau apie kurčius žmonės ir gavau netgi e-mailų piktų, kad sako, oi, čia negražu, čia, nu, nesvarbu. Ir aš iš tikrųjų galvojau, kas nutiktų, jeigu žmonės iš tikrųjų imtųsi kažkokių priemonių. Tarkim, lietuviai vienintelį dalyką, kaip supranta, kad kažko darima, tai yra protestai. Kurčiųjų protestas, nu, pirmiausia, jie šūkio nesusitartų. Kažkas priekina, kažkas galia, ko nori mergaitė. Vienintelis žmogus, kas visus galėtų sukviesti į protestą, tai yra ta LTV moteriškė mažutė, žinot? Nes 90% čia jūsų esančių nė velnio nesuprantat, ką jinai kalba. Jinai galėtų jūsų motinas kalėjom išvadinti ir jūs sakyti, Aš žiūriu žinias ir čia buvo tas olimpinis vajus ir pranešėjas sako, tikėkime, šį kartą lietuviai parneš auksą ir jinai taip.
Nes, kalbant apie žinias iš viso, Lietuvoje yra tokia problema. Lietuviai tiki viskuo, kas jiem yra sakoma. Tiksliau, ne kas, o kaip. Ir tu gali belę kokią nesąmonę žinių pranešėjo balsu pasakyti ir žmogus to patikės, ar ne? Vakar sprogo vibratorių fabrikas, žuvo 2 pripučiamos lėlės. Oh my god. Ir kas mane labiausiai neramina, kad žmonės, ypač lietuviai, šiaip pasaulio žmonės, labiausiai tiki dezinformaciją, tai yra netikra informacija, kas yra susijęs su sveikatingumu ir tai taikau merginoms. Ar ne, jūs perskaitot Kosmopolitane kokią nors dietą naują ir, aš varys ten, 2 puodeliai kavos per dieną, kai užteksi man. Va, tarkim, sėdi, labai graži porelė, labai mielai atrodote ir tikrai, jūs esate tikrai išbandžius kažkokį ten 5 obuoliai per dieną, dar kažkas, tai va, garantuoju vaikinas savo. Ne, bet, žodžiu, garantuota situacija, žodžiu, vaikinas miega namuose, šviesa, staiga šaldytuvo duris ir staiga girdėt virtuvėj garsą. Ir jūs žinot, kad jūsų merginai tą dieną mėnesinės yra, tai jau žinot, kad jinai virtuvėj tenais. Mažutė, čia žiūri tortas apverstas kažkoks, kulšis atkasta kažkokia ir ateini ir ten prie stalo kupra perlikus. Ir tu, mažutė, čia tu? Šiandien žiniose mergina surija savo vaikiną. Vilniuje žiauriai populiaru yra dabar tie jogurto pleisai, kur tu ten ateini, ten prisivarai ir tipo, jau yra blogo, tai čia sveika. Aš vieną kartą ten buvau, ne savo noru, ten mane atsivedė kelios merginos ir jos ten valgo ir kaip čia skanu. Ir sėdi šalia manęs, tarkim, merginos. Kai esi tokia dydžio, iš tikrųjų sunku pasakyti. Ir viena iš jų sako, kadangi aš suprantu banginių kalbą, bet čia iš tikrųjų tai pasakė, aš jaučiu, kaip aš kudėjau. Ir per jos 6 pagurklius nuėjo tuo metu bangos. Jo. Kas kaip komika, žmogų kaip komika apibūdina, manau, tokie dalykai, kai jisai nebijo pasakyti bet ko, kai jis neturi ribų, bet sugeba iš tikrųjų rimtai kalbėti rimtomis temomis. Ir aš manau, kad viena sunkiausių temų iš tikrųjų pašiepti yra religija. Nes mes gyvenam tokioje valstybėje, kur yra iš tikrųjų tai sunku padaryti. Ir aš pats buvau klapčiukas, 14 metų kažkur, aš esu iš religingos šeimos. Ir pirmas kartas, kai aš susivokiau, kad čia yra, tai tada, kai, žodžiu, buvo mūsų susitikimas, čia tikra istorija, tikriausia, kad yra susitikimas mūsų ten viso jaunimo ir ateina kunigas ir sako, tai buvo tokia ten šventoji Barbora, kuri buvo muzikos globėja. Ir man iškyla klausimas, kodėl? Sakau, kodėl? Dėl to, visiškai jis taip žodį pasakė, todėl, kad atkasė ekshumavo jos palaikus ir rado ją gulinčią taip, lyg jį grotų arfą. Čia net bajerio, ne? Jo. Va. Kodėl aš taip staigiai drožiu ant tos religijos, nes jinai labai skirsto Lietuvos žmonės. Lietuvos žmonės yra žiauriai išsiskaidę. Mūsų skirsto socialiniai sluoksniai, politinės pažiūros. Ir religija yra tarsi dar vienas didžiulis akmuo į tą visą ratilų, sūkurį. Ir aš norėčiau užbaigti savo pasirodymą tokių segmentų, kur pakalbėti apie tai, kas mus vienyje, kaip Lietuvos žmonės. Jeigu jūs nieko prieš. Žodžiu, visi sena tema, visi tualete skaitom, ar ne? Taip yra. Ir ateinam į tualetą ir šiuolaikinis skaitimas yra toks, arba iPhone'as, arba laikraštis. Jeigu mes bent vieną iš jų pamirštam, mes iš tualeto išeisim žinodami visų valiklių sudėtis mintinai. Bet tai jau paplokit. Visi kviečiamės taksus kažkokiu metu, ar ne, pastovi, po Vilnių reikia važinėti, taip yra. Ir sako, didesnė taksi firma turi 10 mašinų, mažesnė 7, dar mažesnė ten yra mašinų, kur turi po 3. Nesąmonė, visoje Lietuvoje yra viena ir ta pati mašina, kurią tiesiog perdažo. Mes išsikviečiam taksi ir sako, žalias Passatas už 5 minučių. Visada tas pats Passatas. Žalias Passatas už 5 minučių ar lauksim. Centriukas su naujais metais, ačiū. Čia mergaičių prie Olandų gatvės nėra, aš važiuoju. Man šitas balsas primena, atsimenat, kai buvo kasečių nuomos punktai labai populiarūs ir pusė tų filmų būdavo įgarsinta rusiškai.
įsijungi kokią kasetę, ten piko valanda kokia nors. Ir prasideda viskas žalias ekranas. Columbia Pictures pristabliai. Jean-Claude Van Damme. Į Steven Seagal filme. Двойной удар. Ir staiga būna toksai raidės. 1990 году, Čikagoj. Ir pabaigai tai nebus tokia stipri tema, bet tiesiog man tai yra žiauriai svarbu, kažkodėl aš nežinau. Kad visi žiūrim televizorių, mėgstam atsipalaiduoti ir, pavyzdžiui, būna tokių dienų, kad mes kažką labai greit valgom. Tiesiog labai reikia. Ir po savaitės tu dažnai randi trupinių po to valgymo. Ir tu sėdi ant sofos ir staiga pamatai, kas gali būti šokolado gabaliukas iš anos savaitės. Tai prispaudi. Va dėl to aš ir neleidžiu savo draugams šašų krapštytis namuose. Ačiū, jūs nuostabūs. Ačiū Dominikai Klajumui, kuris man vienas smūgių numušė akinius. Ačiū Dominikai, po to pasikalbėsim. Žinot, aš kartais einu gatvę ir pamatau, kad stovi dujų avarinės tarnybos automobilis ir parašyta ant jo dujų avarinė tarnyba. Man visada noris atsakyti, yes I do. Jūs nebūna taip, kad sėdit prie kompo, kažką dirbat ar ten chatinat, tada kažkodėl atsistojat, nueinat į virtuvę, atsidaro šaldytuvas, stovit ir galvojat. Blet, kodėl mane patėvis iš tikrųjų tvirkino tada? Ar čia tik man? Aš papasakosiu vieną dalyką merginom, kurio jūs turbūt nežinot. Jeigu vaikinas jums neša gėles, tai dažniausiai yra arba rožės, arba tulpės. Žinot kodėl? Mes nežinom kitų gėlių. Mes nueinam į gėlių parduotuvę. Duokit šitų. Tarp chrizantemų ir hiacintų. Gal duokit tada šitų. Čia kur šalia lubinų. Ai, duokit gal tulpių puokštę vis tiek ant kapo. Mes su Mantu Gatleriu šią vasarą važiavom į festivalį Latvijoje ir mes važiuodami supratom, kad mums latvių kalba vis dar yra žiauriai juokinga. Labai juokinga. Tarkim, žinot, kaip Latvijai vadina mažą jauną gotę? Mazgotė. Žinot, mes važiuodami, žinoma, geriam žalias devyneris, nes visada jas geriam kur nors važiuodami ir mes nusipirkom jas Bauskį iš karto už Latvijos sienos ir mes nusipirkom su latviška pakuotė ir ten lietuviškas šūkis skamba seniau iškeikimai veikia, latviškais buvo išverstas Sandwich Kraftsvelk. Beveik prie kiekvienos sodybos ženklas piktas šuo buvo išverstas latviškai kaip įžūlus dogs. Aš visai neseniai po ilgos pertraukos dalyvavau repo mūšyje. Aš kažkada pasakojau čia Vilniuje, kad kažkurio metu aš labai stipriai plėtojau savo reperio karjerą po pseudonimu MC Darbis. B-darbis? Okay. Nes aš užaugau tokiam mieste, suprantat, kur, kiti eidavo į lietuvių kalbos ar fizikos fakultatyvus, aš jau į hip-hopo fakultatyvą. Ir aš sudalyvau tokiam mūšyje, kuriame, žinot, du reperiai sustoja vienas prieš kitą ir repuoja vienas ant kito. Ir mano priešininkas gavo du žodžius, kuriais turėjo suvaryti mane. Tie du žodžiai buvo penis ir troleibusas. Ir jis sako, tavo penis kaip Vilniaus troleibusas, jį žiūri tik moteris su ūsais. Aš pabandžiau jam atsikirst. Mano penis kaip Vilniaus troleibusai smirda. Praėjusią vasarą įvyko, čia jau daug kas kalbėjo apie olimpiadą, aš apie olimpiadą kalbėsiu biškį vėliau, bet įvyko Europos futbolo čempionatas. Man žiauriai patinka futbolas, aš galėčiau žiūrėti futbolą gal dviejas, gal rungtynės per dieną, tikrai daugybę. Ir man labai gaila, kad niekad į Europos futbolo čempionate į vieną grupę nepatenka Vokietija ir Izraelis. Nes komentatoriui turėtų būti žiauriai sunku nenaudotų klišinių frazių visų.
Pavyzdžiui, Izraelis ir Vokietija turi ilgą tarpusavio susitikimų istoriją. Žinoma, jaunas vokiečių puolėjas sušaudo Izraelio vartininką. Ir jeigu jau ten vokiečiai laimi 6-1 ar 6-0, iš Izraelio gynybos liko tik pelenai. Vaidas kalbėjo, Mantas kalbėjo, Dominikas kalbėjo, aš irgi negaliu nekalbėti apie olimpiadą, nes olimpiada pagaliau, šių metų olimpiada buvo tas laikas, kai aš galiu legaliai ir visiems garsiai pasakyti, kad mane nudžiugino nepilnametė. Nes Rūta Meilutytė įrodė, kad amžius yra tik tai skaičius. Kai aš tą paskutinį kartą bandžiau įrodyti teisme, tikrai nepaėjo. Gerai, ponas ir ponai, dabar yra M3 paskutinis to išvažiuos, čia mačiau žmonės išėjo. Bet dabar labai, dar noriu paskutiniam nusilenkimą į scenos pakviesti visus žmonės, kurie šį vakarą jis juokino. Pirmas buvo Tomas Rinkys. Antras buvo Vaidas Šiožynis. Mantas Padikateris. Dominikas Kajumas. Mantas Tonkus! Justinas Jankevičius! Malonus yra Paulius Abraževičius, mes visiems jums norim nusilenkti, ačiū, jūs buvo puikus! Dar vienas. Ačiū, Riki! Ne, davai, pala, va šitas dar neturi stovėjau. Ar pabūs fotografas? Pradės pauzą. Man gerai, aš paudžiu. Stomk, ateik ir vis tiek kėlikį būvis, blėt, ateik. Tavo veidą neužfiksuoja. Užtakink šitą, blėt. Davai, dabar tu fotkę. Ateik čia stovo raštus, per zitą konkursį daug. Kiek tam ratė centrui dirbi? 300 tikrai. Ką? O, nu da, pacanai. Nori gal kartu klaisti vidurį, matau, kad nori. Tu! Remba, švoba. Justinai, davai, draugų foto. Su Daiva iš Saulės Kliošo, davai, ateik. Karočią, jaučiu nusifotkinai, ble. Jaučiu filmuoju. Kaip nepatinkamai būti apsikabinusi vyrais. Justelė. Ja. O, dar vienas tas, kuris trolina, tipo. Tada jau? Davai. Geras buvo. Gerai, ačiū, geras fotas, maladėt. Ačiū, maladėt, sikris, dalyvavot, blėt, mačiu, blengėt. Visi išbandyti savęs. Einu pagalvosiu, tipo, einu pasveikinti man. Sveikintus. Einam į banką, Gatlerį. Blėt, jo, tu aš sėkiu. Coca-Cola, blėt. Čia tikiuosis yra netoršiai. Nepaįgis. Kaip pritrauks? Nu, aišku, paįgis, kai jis pavaro tokius žoskus, kad bijai juoktis, žinai, nu tai jo. Lim. Dalim? Mes tam jį ir leidžiam. Mums, bet kaip pranešė